Sveiki, labas vakaras, Evangelija be cenzūros, aš Arvydas Ramūnas. Sveiki, brangieji, Rolandas ir mūsų laida, kuri iš tiesų gali ir turėtų pakeisti daugelį iš jūsų ne tik tais požiūrį, bet ir gyvenimus, jeigu jūs atversite savo protus, kuris yra duotas. Mes sakėme praeitą laidą Kristaus protas, kuris yra balanso, kuris yra išminties, kuris yra sveikos nuovokos, socialinės brandos, reiškia protas. Taip, o kad šitą nuovokumą turėtume ir dalintumės šito atnaujintų protų, mes visą laiką raginam matyti šaltinį. Ir tas šaltinis yra mūsų Jėzus Kristus, kuris apreiškė mums Tėvo vardą ir apreiškė mums jo tą siųstą žinią, kad jisai pamilo mus pirmas, o po to mes tik tai išgirdę šitą žinią iš gerai artikuliuotų ir teisingų suformuoluotų žodžių, priėmėm šitą žinią, kad jisai tai atliko už mus. Ir šiandien mūsų laidoje vėl norime, jeigu tai pavyks. O ką atliko, Arvydai, turbūt reikėtų irgi atskleisti šitą paslaptį, kad pats Tėvas, Dievas, kūrėjas, dangaus ir žemės, ir žmogaus kūrėjas, jisai sutaikino su savimi per Kristų visą žmoniją. Ir nebeįskaito žmonėms jokių nuodėmių. Ir sako, eikite, kurie išgirdote ir priėmėte šitą žinią ir praneškite žmonėms, kurie šitos žinios dar negirdėjo. Ir tai vadinasi Evangelija, geroji žinia, kurią turi išgirsti kiekvienas, kad dangaus karalystės principai, vėlgi išverčiu į lietuvių kalbą, kokie principai tai taika, ramybė, gerumas, malonumas, susivaldymas, džiaugsmas, kantrybė ir visos tos darybės, jos tiesiog įsitvirtintų, augtų kiekvieno žmogaus gyvenime ir taip visuomenėje šitos savybės tiesiog daugintųsi. Ir tokiu būdu mes išspręstume daugelį socialinių, ekonominių ir politinių ir geopolitinių klausimų. Ir Rolandai, ką jis atvėrė mums visiems jį mylintiems? Mūsų Tėvas mums atvėrė ne apie pragarą, kur daugelis siunčia šiandienai. Vienas kitą. Ir jisai atvėrė mums iš tikrųjų ne apie dangų, bet Tėvas mums apreikšė mums Kristų ir davė, kaip praeitoje laidoje Rolandas minėjo, Kristaus protą, suvokti šitą paslaptį, kuri yra paslėpta nuo pasipūtusių, nuo didžiūnų, ir tie, kurie tą ausį išlavino girdėti kitaip, priima šitą žinią ir jie gali būti atnaujinti šito informacijoje, kad viešpats Jėzus, jisai sutaikino visą pasaulį ir mes tapome šitos taikos dalininkai. Ir šiandien Gerai, kad ne taikos balandžiuje. Ir šiandien galima kalbėti. Sako, šventoji dvasia tarsi balandis nusileidžia. Jo, ir visą laiką, kada Rolandai mane šiais metais nepalieka tą mintis, aš jau su tavim dalinausi, aš vis galvoju, kada mus stebi, jeigu tie, kurie įgūdė, įsigilinę krikščionybę, jie galėtų pavadinti, tai šitie, kurio prašyti Nikolaitai, kurie kalba visiškai tai, kas nepatiko, nors ten yra aprašyta Apreiškimo knygoje, saugokis Nikolaitų mokymo, kasgi jie tokie buvo. Tai aš prašysiu jo tavęs išversti lietuvių kalbą. Jo, tai aš dabar jau tom ampluai, užbėgdamas už akių. Nikolaitai, jie buvo tie, kurie uzurpavo bažnytinę valdžią, paėmė į savo rankas. Ir jie praktikavo, ir jie taip mokė, kad viskas, kas paliečia mano kūną, o netgi apeliavo į dvasią, ir jeigu mes elgiamės netinkamai, jeigu mūsų gyvenimas yra palaidas, ką galbūt nespėjau ir dalintis ir tau nepaminėjau praeitoje laidoje, kad tai labai puoselėjo senovės laikais ir popiežiai, ir kardinolai, jie sakydavo, mūsų dvasia išgelbėta. Mes, kad pažinti Dievo galestingumą ir malonę, eikime į nuodėmę. Ir šiandieną yra
Tie, kurie patikėjo šitą žinią malonės Evangeliją, yra Jie prilyginami, kad dabar... Tai mes tą irgi esame girdėję, malonė, tai... Guliai Vasia, daryk, ką nori, ir čia, ir čia tada... Iškilauk Vasia. Iškilauk, ir tada jau pragaro liepsnos yra tau garantuotas, nes jūs niveliuojat visą Dievo Dievo suvokimą. Galima, aš šiek tiek įsiterpsiu, o mes sakome, kad malonė tai nėra licenzija nuodėmiauti. Tęskite. Tai šiandien mes norime paliesti galbūt tos 3 pagrindinius aspektus, kurie galbūt ir supasi mūsų gyvenime, tie 3 banginiai, tai politika, krikščioniškas gyvenimas ir šeimyninis gyvenimas. Nežinau, kaip mes spėsime, bet tarkim, mes nesam su Rolandu šališki ir matom, kas dedasi šitoje Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, už jos ribų, kad yra tie vadinami, aš galbūt pavadinčiau savo žodžiais, tektoniniai poslinkiai aplamai epochoje ir 24 metai jie bus maštabiniai, bet kaip tikintieji, kaip mes, kurie išpažinom tą tikėjimo tiesas, mes kaip tik ir skatinam jūs nešti tą pozityvę žinią, kas yra Kristaus Evangelija, geroji naujiena. Žinia, kuri statydina, drąsina ir įkvepia žmonės, o ne kuri glumina ir išgąsdina. Jeigu mes susikoncentruojame į tos procesus, ką išvardinau, politiką ir krikščionybę ir šeimą, jeigu mes ten pradėsim eskaluoti tai, ką mes matom, tai mūsų kūnas, jisai iš karto tom materiniam akim... Kaip pasakyti, iš karto kooperuojasi. Jis irgi pasakė, jeigu jūs norite transliuoti pagarbą arba sako meilę, jūs pirmiausia turite patys žinoti, kad esate mylimi, tai reiškia apie tai mąstyti, esate gerbtini. Ir jeigu jūs į tai fokusuositės, apie tai mąstysite, jūs tai ir atspindėsite arba reflektuosite savimi. Ir jeigu paliesti, Rolandai, tą, ką mes matom krikščionybę, kaip jinai deklaruoja arba kaip jinai komunikuoja, ten yra ir gerų poslinkių, yra ir tų negerų, bet mes kviečiame nesusikoncentruoti į tą vadinamą paskutinių laikų išpažįstamą tą naratyvą, kad čia viskas baigėsi ir čia viskas apokaliptinė ta tokia triada, jinai yra tiesiog linksniuojama ir jeigu tu ją patrauki iš pagrindo, gaunasi, kad tada krikščionybės... Tai daugelių žmonių tikėjimo pamatai subyra. Kaip čia dabar nebebus apokaliptikos, ar Antikristo nebeteis. Čia yra kita tema, tai yra pakankamai šviežia Lietuvoje, bet mes jau esame išgvildenę turbūt metai ir daugiau atgal. Prieš 2 metus atrodo jo. Kaip tikintieji arba kaip to sociumo Lietuvos gyventojai mes matom ir politinius tokius kaip įvykius, kurie galbūt tą tokia akim greita pamačius, jinai galbūt yra nelabai tokia priimtina, bet mes su tavim dalinomės prieš laidą ir kalbėjom, kad jeigu pasižiūrime atgal, tarkim pavyzdys, Adamkaus tu buvai paminėjęs, tai liktai, kada mes pradedam analizuoti, kas įvyko ir kokie poslinkiai buvo, nors tie poslinkiai, aš manau, Rolandai, jie vyksta visada, mūsų tiek politikai, kokie bebūtų šmaižuojantį ten gėrio politiką, ar negėrio, ar netolerancijos politiką, ar visiškai tokiai beprotybei susiskaldime, kas matoma, bet mes tada kaip tikintieji, mes irgi tada stojame į tą pusę. Ir jeigu tinklus sekame, ten rėkia visi, kaip iš vieno, to vadinamo 90% tikinčių, jie šaukia, nuimkime karalių, arba mes pašalinkim juos. Kaip surasti čia tą... Kaip su nukryžiavimo ceremonija, ar ne? Mums nereikia Jėzaus. Mums nereikia, mums duok tą... Nusikaltėlį, kaip sakoma. Tai šiandien politinius nusikaltėlius mes irgi galime matyti ir mes juos matome. Aš iš tikrųjų, galbūt tu čia taip jau įbėgai, bet mes iš tiesų paskutinėmis, ne tik paskutinėm dienomis ir paskutiniu metu, ką pastebim, tai didelį susiskaldimą politinėje arenoje mūsų valdžios vyrų bei moterų lygmenyje, tai yra Seimas, tai yra vyriausybė, tai yra prezidentūra ir mes
iš tiesų pasigendame elementarios pagarbos, profesionalumo santykiuose ir kaip dabar yra ta konfrontacija akivaizdi tarp vyriausybės ir prezidentūros, Seimas, vyriausybė. Ta tokia arogancija demonstruojama, šaipimas, nesiskaitimas, jisai labai iš tiesų, kaip pasakyti, patenka į tą dėmesį ir dėl ko aš užsiminiau apie Adamkų, mūsų ekscelenciją. Jo prezidentavimo laiku aš tikrai tiek nepastebėjau tokios nepagarbos ir netolerancijos. Atvirkščiai mačiau, kaip būtent valdžios vyrai bei moteris, jie tikrai ūgtelėjo vertybėse, pagarboje, susitarime. Čia tolygu, kas vyksta dabar, tolygu, sakyčiau, jeigu šeimoje mes visi turime sprendimų įvairių ir kaip mes sprendžiame, gali būti ir aštresnės diskusijos, netokios aštrios. Bet jeigu mes visą šitą iškeliame į viešumą, o dar blogiau, kada tėvai ginčiasi ir barasi ir pykstasi prie vaikų, tai yra irgi įtaka. Aš tokį taip susiaurinau, subanalinau pavyzdį mūsų, sakykime, išrinktoji, ten ta mūsų valdžios, visa tauta, ten atstovai mūsų ir Seime, ir jau vyriausybėje jie atsidūrė ir prezidentūroje, ir jeigu jie taip elgiasi, tai jie tiesiog pirmiausiai negerbė savęs ir tą nepagarbą demonstruoja grubiai tautai arba, kaip sakau, vaikams. Arba išneša šitos kalbinius nešvarius į paviršių. Tai yra, tikrai nekoks tonas. Aš apie tai norėčiau kalbėti. Ir aš noriu dar iš tiesų apeliuoju, kodėl tai kalbu. Ypatingai kalbu į krikščionių dabar tarpą. Jeigu mes iš tiesų pabrendę esame arba skaitome tokiais, aš vėlgi prašau, naudokimės mums duotų Kristaus protu, kuris yra, kaip minėjau, balansas, sveiko proto, sveikos nuovokos, socialinės brandos protas ir nepasiduokime šitom emocijom ir nepalaikykime vieną pusę taip subjektyviai vertindami. Atsitraukime, pažiūrėkime plačiau į kontekstą ir vietoj to, kad kalbėti negatyvius tekstus į vieną ar kitą pusę, kurią jūs labiau pasirinkę, ar mėgstate, ar nemėgstate, eikime į maldą, stabdykime negatyvų išpažinimą, nes mes visi puikiai žinome arba tikime. Aš dabar krikščionim kalbu, kurie vadina save tokiais. Mes žinome, kokią jėgą turi žodis kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai aš apie tai. Tu užsiminei... Kažkaip liūdnai gausi. Neliūdnai, bet tarkim, aš manau, kad gyvendami tą ir stebėdami politinį gyvenimą, mes juk negalim savęs irgi atribuoti kaip tikintieji. Tai be abejo, mes tada arba jungiamės prie to darimo, tai kas yra netiesa, arba mes konfrontuojam, arba išstojam, kaip tu sakai, su malda, arba bent jau uždarome. Mūsų kova ne su kūnu, krauju mesgi žinome. Aišku, tai yra sudėtinga padaryti ir tai yra, kada gyveni... O kas sakė, kad bus lengva? Čia kažkas tai yra pasakęs iš žymių žmonių, nebus lengva. Bet va čia, kada tikintieji mes pradedam įsisiurbėm, nes tinklai jie yra, tie vadinami, mus pagavę ir jie monopolizavo tą tokią informacinį srautą, mažai labai yra krikščioniškų portalų, kurie galbūt, tegul filosofiškai arba iš krikščioniškos pozicijos šviestų arba kalbėtų, nes kalbėti apie krikščionybę yra žemai, yra silpna, bet palink galiu... Matai, kai tu krikščionybę suvedi į bendruomenės laikymą arba kažkokio apeigų darimą ir kažkokį tai dar siaurą prasme, tai tada taip. Bet jeigu krikščionybę suvestum kaip į naujos prigimties žmoniją, kuri ir yra Kristaus tikėjimo dėka, jo mirties ir prikėlimo jėgos dėka, kurią Dievas prikėlė Kristų iš numirusių, ir atgimdė visą žmoniją kaip naujos prigimties žmoniją. Tai čia yra krikščionybės samprata, tai yra naujos prigimties, naujos kokybės žmogus. Aišku, mes jau žiūrime ir visi stebime į pasekmes
to, kas vyksta mūsų vyriausybėje ir galima ten atrasti aiškių ir klaidų ir galbūt užuomina tokia yra, Rolandai, man tokia mintis yra, argi tas pulkas aukštų pareigų užimančių moterų, ministrių ir tokių užimančių gan reikšmingus postus moterų, ar jos žino, ką jos daro, nes jų... O ko tu čia, moteris poliseksizmą užsiminėjai? Ne, aš matau, kad retorika bendravime, tarkim, paimkim mūsų vieną gerbimą ponį ir kada pasako tautai, žinai, jūs pasidėkit, palaukit ir čia kantrybės, yra tas vadinamas arogancijos, ne? Bet jeigu taip, mes vis tiek man moteris asocijuojasi su to tokiu blaiviu protu, su išmintingu kalbėjimu, su nesvaidimu. Ir aš manau, kada mes... Tu mane nuramina, aš gal pasakysi, su skarele, be makijažo, be papuošalų. Ir mes čia galbūt labai švelniai su tam perinam į tą šeiminį, tą rakursą, nes jeigu jos veda, aišku, ten yra žmonių, kurie ir neturi šeimų, bet didžioji dalis turi šeimas ir bet kada pasižiūri... Kiekvienas žmogus turi šeimą ar veikia. Kiekvienas. Nes jisai pats šuo tai irgi jau šeimos dalis. Pats iš savęs neatsirado, ne iš mano valios, o iš tėvų valios kiekvienas mes atėjom iš tą pasaulį. Taip, savokos dabar yra nuklydusios šeimos sampratai, bet mes kalbame apie tai taip, kaip turi būti. Tai jeigu paimti šeiminę pusę, aš dabar vis galvoju, kaip tu gali, aš turbūt pats save pastatyčiau šitą vietą, kada viskas yra taip blogai, kada tas bendravimas tarp tų žinybų yra toks, iš viso žemiau ten jau grindinio. Kaip tu gali ateiti, iškomunikuoti ir kalbėti, būdamas šeimos narys, turėdamas ten tos vadinamus šeimos ratą. Tai aš manau, kad ten irgi tada yra pravalai. Jeigu ten pravalai, aš galiu ir kritiškai žiūrėti ir į savo pusę, nebūtinai kaip moteris, tai mes tada turim tuos pravalus ir šeiminėm. Sakyčiau, smegduobės. Smegduobės tokias. Vienoje vietoje mes laimim, kitoje vietoje mes pralaimim, bet tą vadinamą komunikaciją, kurios mes matome, mes šiandien aptarinėjom galbūt labiau tokį politinį aspektą, kad tenai nėra pagarbos, ten yra sodinimas. Jisai švelniai perina netgi į krikščionišką sociumą, kur ten irgi mes matome. Bet tai yra išvada, kad mes į vadinamas grindis atsirėmėm, kas yra šeima, nes šeimoje yra nepagarba, šeimoje yra netolerancija, šeimoje nėra turbūt tų vadinamų Mes ateiname iki, sakykime, šaltinio, iš kurio ir išeina tas būsimas politikas arba tautos atstovas ir gavęs tokias vertybės, kuris ir užaugo. Tai tu teisingai sakai, kokioj šeimoje ir kokios vertybės buvo puoselėjimas, tai mes ir išsinešame. Ir vėlgi gražinsiu visus į Kristų ir kas mes esame Kristuje, esame naujosgi, kaip ir minėjau, prigimti žmonės ir kurie turime būtent ir augti jo pažinime, kame, kokios prigimties mes esame ir puoselėti, kaip ir minėjau, pagarbą, susivaldymą, romumą, gerumą, džiaugsmą, tą išmintį, kuri ateina. Ir šitos vertybės jos ir būtent pareina iš kur? Iš vadinamo krikščioniškojo pasaulio. Ir jeigu krikščioniškasis pasaulis šitų vertybių nepuola ir nepuoselėja, kaip pasakyti, nepraktikuoja, o pasiduoda įvairiom emocijom, pasiduoda sąmokslo teorijom, tai aš tai vadinu nebranda. O nebranda, Arvydai, juk mes irgi kalbėjom, tai nepasireiškia jinai pagal chronologinį amžių. Aš suaugęs ir brandus, kada man suėjo 16 ar 18 metų. Mes galim prisiminti ir iš Senojo testamento istoriją, kurią mes kalbėjom su tavim po rinkimų šitų, kurie buvo prieš dabartinių Seimo narių, kad sakėme, ir ministerių, kad labai daug jauno amžiaus žmonių atėjo. Ne amžiumi jaunų. Amžiumi jaunų atėjo fiziniu arba chronologiniu amžiumi ir yra didelis pavojus arba didelė rizika, kad jie gali pasielgti kaip ir Dovydo sūnus Roboamas, kur galime skaityti 1 Karalių knygoje, 12 skyriuje, kur jisai
mirus Dovydui jisai užėmė tėvo sostą ir jisai, sako, susikvietė tėvo buvusius patarėjus, ministerius, pirmininkus ir visus kitus. Ir susišaukė, pasikvietė savo bendraamžius, kaip pasakyti, tuos draugus, su kuriais žaidė slėpynių, futbolą gainiojo ar dar kažką. Ir sako, patarkite man, kaip man dabar vadovauti valstybė arba tautai. Ir mes matėme, pabaigsiu galbūt tą istoriją, ir mes galime ten skaityti 12 skyriuje, ir mes žinome, kuo baigėsi jo pasirinkimas. Senieji jam sakė, valdyk tautą su meilė ir pagarba, ir jie tau atsidėkos ir tarnaus, ir viskas bus klestėjime. O iš savo draugų bendraamžius įsilaukė, sakė, nieko, uždėkim geležinius antrankius, sustatyk juos normaliai, sureguliuok, tegul galvos nekelia ir dirba. Ir būk kietos rankos šalininku, ar ne? Arba direktyviai vadovauk. Ir jis pasirinko jaunųjų patarimą. Ir mes žinome pasiekmes, kad tauta pradėjo nykti, maištai prasidėjo. Ką aš tokį noriu permesti, kad į šitoje vietoje, kad branda tai nėra chronologinis amžius. Branda tai yra, kiek tu gebi prisijimti atsakomybės už savo veiksmus. Gali būti jaunų amžiumi, bet brandžių žmonių ir daug metų nugyvenusių absoliučiai nebrandžių žmonių. Taip, bet faktologija tokia, kad jie buvo ir jauni amžių mūsų politikai, ir jauni iš visai neišprūsę. Neturintis patirties. Ir pasirinko patarėjais, matomai, nelabai tinkamas kandidatūras. Nepykite tie, kurie esate patarėjai, mes jūsų nevardijam. Yra daug puikių protingų žmonių, bet yra ir nelabai. Ir jeigu čia taip, tada tas šaknis ir yra, tarkim, vieni atėjo su mintim, kad šeima tai yra aš ir šuniukas, kiti atėjo su tuo vadinamu dabar jau įsigaliojusiu pasestus, ane, to įvykiu, kad mes vis tolinam, neaišku, kaip šitas šeimos samprata įsivyraus Lietuvoje ir ką reikės daryti. Aš tada stebėsiu ir žiūrėsiu, kaip aš pats reaguosiu, nes aš nežinau, kaip tai reikės reaguoti. Bet aš manau, kad šituo atveju tą brandą turės parodyti ir mūsų bažnyčia. Lietuvos bažnyčia, hierarchai, kaip tai bus atreaguota, nes čia dar mūsų laukia tie vadinami siurprizai. Iššūkiai, kad valstybė su savo to požiūriu į šeimą ir tą pagarbą, jinai visiškai parodė, kad jinai yra nulis, tarkim, yra ten pozityvo ir yra tenai to negatyvo, kuris persveria ir mes jį tai matome. Ir mes negalim sakyti, viskas labai gerai, žinai, valdžia iš Dievo. Mes irgi kalbėjom. Tas pasakymas vėl yra labai pavojingas, Arvydai, valdžia iš Dievo. Valdžia kaip institucija, bet ne valdžioje esantis žmonės būtinai yra, kaip pasakyti, tai vietai skirti. Va čia yra didelė, kaip pasakyti, atsakomybė rinkėjams. Taip. Kokius mes žmonės išrenkame ir deleguojame į valdžią. Ar tikrai jie gali prisijimti va šitą atsakomybę, šitos ir jiems pakanka brandos. Nes nuo jų priimamų įstatymų ir reglamentavimo įvairių priklauso mūsų gyvenimo kokybė. Ką mes šiandien iš tiesų, Arvydai, turbūt esame sutarę kviesti jūs, brangieji, tie, kurie esate prakutę tikėjime ir kurie tikite maldos arba žodžio jėga, mes kviečiame jūs iš tiesų nesijungti į blevyzgas, į prakeiksmus, kas eina link mūsų valdžios vyrų bei moterų, bet rinktis užtarimui ir maldai, nepriklausomai patinka jis jums, nepatinka šitas ar koks kitas politikas, bet stovėti maldoje, plačiau žiūrint, kad tai atneš gerbūvį, jam atneš supratimą tam žmogui, o per jo supratimą, jo pasirinkimą arba įstatymo leidybą išeis tinkami įstatymai, kurie pagerins žmonių kokybę. Ir kiekvienas darykime savo darbą pagal tam tikrą kompetenciją. Ir šiemet yra gera proga, tai mums kaip piliečiams turėsime didžiulius rinkimus ir parodyti būtent tą sąmoningumą,
savo aštrų protą, kada mes galėsim neatsainiai, bet iš tikrųjų pasirinkti savo kandidatą, jį ne laisva ranka numoti, ai man nerūpi, bet iš tikrųjų turėti tą vidinį savo norą, kad kažkas tai keistusi, bet tas pasikeitimas tai vėlgi ir tą norą išreikšti pastangomis, pastudijuoti, paanalizuoti tuos kandidatus, tai reiškia investuoti laiko, tai reiškia suformuoti kai kurios vingius savo toj dėžutėje, ir tai yra vandens riebalų masėje, kurie vadinasi smegenys. Taip, ir Rolandai galima tai pavadinti jūsų ir mano, ir tavo Rolandai branda, kada mes tai pradėsim kažką tai daryti. Mano branda gal nekalbėsim apie tai. Na, aš supratau, man reikia dar stieptis, man dar jo bėgti. Ir tegul tą laidą ir galbūt į pačią pabaigą ir gaunasi mums tokie kaip agitacinė. Ir aš manau, kad mes laisvi tą dalyką daryti, agituoti, žiūrėti, stebėti jau dabar, nes laikas iš tikrųjų bėga labai greitai ir kad po to nebūtų vėl mums kažkas pasakys, jūs dar palaukite 4 metus, o dabar jums reikia pritūpti. Aš manau, kad... Tai pakentėti jums reikia. O tie pokyčiai po pokyčių, jie vyksta savo eiga, bet tos pokyčius mes iš tikrųjų patys galime valdyti, juos reguliuoti, ką mes buvom išvardinę tiek politikoje, tiek krikščionybėje, tiek šeiminiam gyvenime. Pokyčiai ateis, kada mes patys pradėsim brandžiai keisti šitos pokyčius į naudą. Yra toks pasakymas, turbūt jis autentiškas mano, kad sakau, mažiausi pokyčiai manyje padaro didžiausius pokyčius išorėje. Taip. Ir... Nepasakė amen. Amen. O visada pabaigai tokie desertai iš įžymių žmonių. Ir šiandien pasirinkau vieną iš įžymių režisierių, labai žinoma režisieriaus jo mintį. Vienas didžiausių baimių žmogui yra suprasti, kad jis klydo labai, labai ilgą laiką. Mel Gibson, su šito palinkėjimu norėčiau palinkėti jums nutraukti šitą begalinę melavimą savo arba tai, kas ateina į jūsų gyvenimą, tie pokyčiai, drąsiai priimti juos. Ar tai liečia krikščioniškas tiesas, ar tai liečia jūsų politinį statusą, ar tai liečia jūsų šeiminį statusą. Jūs galite tai padaryti ne savo jėga, bet atidavę šitą rūpestį, kaip Jėzus pasakė, meskite šitos rūpesčius ant mano pečių. Ir jeigu jūs pasiduosite šitam vedimui, aš manau, jūs atrasite atsakymus, jūs atrasite išeitis, jūs atrasite šitas durys į savo protą, jūs atrasite durys į savo širdies gelmes, jūs atrasite širdį į savo artimo širdį. Su šituo palinkėjimu aš noriu jūs drąsinti, Rolandai. Jo, tu tą Gibsoną paminėjau, man atėjo iš karto mintis, Čerčilio pasakyta, kad sako, jeigu žmogus negali pakeisti nuomonės ir požiūrio, kažin ar apskritai ką nors gali pakeisti. Aš iš tiesų padrąsinčiau ir raginčiau vėlgi maldai ir melsti taikos, vienybės, sutarimo ir pagarbos savam rate, bendruomenėse, mieste ir kad tarp mūsų valdžios vyrų bei moterų visos šitos savybės jos įsivyrautų, dominuotų ir kad jiems užtektų išminties ir drąsos priimti tinkamus ir teisingus įstatymus. Tikėkime maldos galia ir naudokime šitą įrankį. Tai būtų tiek tada turbūt, ar ne? Tai atsisveikinam iki naujų susitikimų. Ačiū, kad stebite, ačiū, kad esate mūsų komandos dalis, būkit palaiminti, sustiprinti iki susimatymo. Sudie, brangieji, gražaus ir nuostabaus savaitgalio jums.